Šis Ievos Simonaitytės portretas, jeigu pažiūrėsite į kitus portretus, truputį skiriasi. Jis taip pat gali būti, ar yra plakatinio pobūdžio, iliustratyvaus. Ir jis turbūt greičiausiai sujungia šiek tiek karikatūros ir portreto ir mažiausiai realizmo, turbūt daugiau grafiška išraiška čia yra. Ir man čia buvo svarbu parodyti, ką galima padaryti su linija, su jos storiais, su profiliu portreto, kiek yra įvairių niuansų. Ir čia stengiausi tai viską išnaudoti, sužaisti su linijų storiais ir taip pat įvesti į bendrą pop art ikonų ciklą, kolekciją. Nes vienus aš darau tokių kaip ir uždarų skulptūrinių formų, o čia tokie lengvesni. Ir būtent šitas portretas yra iš tokių lininių, lengvesnių potėpių, brūkšnių, kur man labai svarbus grafikoje yra žaidimas su linija. Tai sakyčiau, visai neblogai čia pavyko ir yra tam tikras atgarsis apie šį portretą ir aš visai patenkintas, kad taip viskas gavosi.